Sveiki susirinkę į 7-ąją ir softo dalį. Iškart atsiprašau dėl audio kokybės, kažkodėl iš GoPro medžiagą, audio kokybė buvo ganėtinai prastoka, bet turim kolegą, kuris patestavo ar kimba iš ratų, padarėm porą fotkyčių ir važiuojam. Kaip visada pasileidom bėgt, bėgom iki pagrindinio pastato, bandėm jį iškart užsimt, tokios buvo duotos vadų nurodymai, bet tik įbėgus į pastatą gavom šratų. Netekom vieno komandos nario, prasipušinom toliau į priekį. Pusau pagavom kelias poziciją pasiau. Ir užsėmėm iš karto geras pozicijas taktinės ir bandėm laikyti pagrindinį pastatą, buvo tokia mūsų užduotis. Jas stengiamės ir padaryti. Veiksmo netruko, granatus lakstė į kairę į dešinę, supratau, kad reikia coverio nuo granatų. Ir iš karto užbėgęs už kitos pusės sienos, bandžiau užsimti poziciją. Laukiam pušo iš priešininkų pusės ir tiek per priekį, tiek per galą mus labai stipriai spaudė. Užsėmiau poziciją po kolegą, dviese bandėm laikyti tą patį angle, jis iš viršaus, aš iš apačios. Ir pirmasis kilas į mano sąskaitą. Ilgai netrukus pastebėjau, kad ateina dar priešininkų ir toliau laikiausi pozicijos. Ir sugebėjau pataikyti šiaip netaip į koją. Nuimtas dar vienas priešininkas. Dažnai ir softe reikia labai daug kantrybės, tai bandžiau kantriai laukti, bet iš tiesų šiek tiek atsipalaidavau ir pamatysit, kaip sugebėjau pražiopsot. Priešininką turėjau 4x scope ant savęs užties ir matom, jau po truputį lenda kažkas viršui, o aš per scope'ą visiškai nieko nematau. Pastebėjot ar ne priešininką, o aš per scope'ą jo net nematau, jis sugebėjo su galva pastebėti mane. Ir dabar visiškai galvojau, niekas nebelenda, truputį norėjau pakeisti poziciją ir išlindo priešininkas. Ir dėja, teks keliauti į bazę. Gerai, kad pozicijų nepraradom, tai grįžau ten pat, pamačiau kelis priešininkus ir bandžiau juos pašaudyti. Bandžiau surasti taikinuką, pataikyti, dėja nesėkmingi šūviai, nors BBS atrodė labai panašiai skrenda, bet šiek tiek pritrūko taiklumo, gavus porą šatų, atsitraukiau ir informavau komandą, kad po truputį priešininkai gali pareiti. Buvom užspausti kaip pelės narve ir tikrai sudėtingai buvo atlaikyti priešininkus. Čia matėm pykinančius žaidėjus, vieną sugebėjau nuimti, bet greitai kitas bandė atsišaudyti ir situacija buvo kovota, bet dėja pralūšiau 1-1. Ir praradus pagrindinį pastatą, nusprendėm su kolega pušinti į kitą pusę, nuo pagrindinio pastato į kairę, prie mažesnių pastatų ir į miškelį, nes buvo gauta informacija, kad priešininkai bando mus apeiti per kairę, tai bandėm užsimti šias pozicijas ir atlaikyti jų spaudimą. Buvo aptartos strategijos ir nuspręsta bandyti pripušinti prie pagrindinio pastato per kairę pusę. Bet pastebėjom priešininkus prieki savęs ir nusprendus arčiau pribėgti, jie mus greitai užspotino ir greitai sukovojom su jais. Galvojau, kad įjungiu kamerą filmuot, bet buvo jinai išjungta, bet turim scope cam'ų šiek tiek medžiagos, kaip teko sušaudytis priešininkus, nes kolega pušinantį nuėmė, o aš dar bandžiau atsilaikyti ir sušaudyti, porą pavyko nušaut. Tačiau nurekordinti visos medžiagos sklandžiai nepavyko taip, kaip norėčiau. Na ir važiuojam toliau, vėl į tą pačią vietą nuėjom, išgirdom, kad pušina mus, pamatėm priešininkus priekį, greit užsėmėm pastatų vidų, užsėmėm pozicijas ir laukiam priešų pušų. Bandžiau komandos narį nurodyti, kurioje vietoje randasi, nes priti naujas, tai bandžiau padėti. Pirmas kilas į mano sąstą ir žaidimas baigėsi. Laiku ir vietoj baigėsi žaidimas, čia mūsų priešininkų jau matom nemažai buvo prieję, bet dabar keisimės pusėm ir pradėsim žaisti už kitą pusę. Vėl puolėm pagrindinį pastatą iš karto, iš kitos pusės. Priešininkai jau ir laukia ir viduj, tai bandėm surasti, jau vieną radom nušautą, komandos nariai puikiai padirbėjo. Mums daug skirti dėmesio nereikėjo, ieškau daugiau priešininkų šalia, atrodo švaru. Ir paėmiau komandos narį, pasikėlėm, išsitraukėm lauk, paprašiau mediko, kad pakeltų, prikėlė mano komandos draugą ir keliavom toliau tikrint pastato ir aplinkybę.
Čia papačia juda krūmai, mačiau. Atrodė, kad liks krūmeliai sujudėjo, nežinau ar nuo vėjo ar nuo priešų, bet patikrinus, nieko nerasta. Ir toliau keliavom į veiksmą. Dūminė granata iš priešininkų pusės ir bandė prisipušinti prie mūsų pastato. Per dūmus buvo sunku pastebėti kažką, bet priešininkų galvo pastebėta, tačiau ginklas nešaudė. Šratų nemačiau skrendančio, tai aprobą iš naujo įdėjau. Ir ginklas susitvarkė ir bandėm toliau dašauti iki priešininkų galvos, tačiau nesėkmingai. Automatas tikrai sunkiai neša nemažas atstumas ir šatai nedaskrenda ir nepaskė taikinio. Tačiau pozicijos toliau laikėmės. Informaciją pasakėm draugam ir pastebėjom, kad dar atbėgo žmonių. Net nepastebėjau, kada jį sugebėjo nušauti ir netyčiai šau dar porą šaudų, nes nemačiau liemenės, bet pats skaudžiai irgi nukentėjau ir gavau. Visiškai nesitikėjau tokio priešininkos pozicijos, bet iš ties įspūdinga pozicija. Ir čia mano draugas, su kuriuo žaidžiam, laukiau kol ir jisai, kaip sakoma, užlips ant to pačio grėblio. Bet į tuos pačius pastus nepateko draugas. Laukiau, nesulaukiau. Ir prigavo su kitu žaidėju, viens kitą susirėmė ginklais. Ir dėja, taip ir pabaigėm šį žaidimą. Mes dar turėjom porą išėjimų, bet tokių neįspūdingų. Ačiū, kad žiūrėjot, susitiksim sekantį epizodą.